Toks kaip iš pasakos vienas, per mylimos moters veidą nuslinko šešėlis, sužibo trumpas jo žvilgsnis ir paskutinis dalykas, kurį atsimenu, buvo juodas keptuvės diskas. Va, taip. Mano apie nekokį padavėją ir nekokį jo atsakymą. Žodžiu, žmogus nepatenkint, sako, aš atsiprašau, preikit, sako. Taip, klausau. Negaliu patikėti, sako, prieš 40 minučių užsakiau šaltibarščių, Nu tai palaukit, viskas tvarko, jau baigia išvirti. Geras. Dar vienas panašus apie aptarnavimą ir maistą. Padavėja, panelė, prašom pasakyti, kodėl jūs blyną lėkštėj laikot pirštų prispaudus, ką? Atsiprašau labai, kad antrą kartą ant žemės neiškristų. Britų mokslininkai nustatė, kad jeigu jūsų draugė arba žmona su jumis nesikalba jau maždaug 5 dienas, tai nėra bausmė. Tai laimė. Super, taip, dar vienas. Moteris skundžiasi, gal džiaugiasi. Pagaliau, sako, va, gyvenimas pagerėjo, susitaisiau tą erzinantį garsą pas save mašinoje, savo automobilėje. Tai ką padarei? Atidariau durelės ir ištūbė lauk tą šiknių. Lietuvis kalbasi su baltarusiu, kuris čia atvyko apsipirkti, žinai, į Lietuvą. Šnekasi apie valstybę, kaip ten pas juos, kaip ką. Sako, bet ar tikrai, kad pas jūs Baltarusijoje ten kažkokius interneto puslapius uždraudinėja, ten YouTube ne visur viską galima pažiūrėti, kai kur ten su Facebook'u problemų yra. Čia tiesa? Baltarusis sako, klausyk, pas mus yra laisva šalis. O laisvoje šalyje nėra jokių apribojimams. Dar galite įsiklausyti iš naujo. 2 gydytojai kalbasi po naktinės. Kaip sekas, kolega? Niekaip, žinok, vakar nuo plaučių uždegimo mirė mano pacientas. O tai nuo ko įgydėt?